Mano personažas šitam seriale nebuvo pats lengviausias. Žmogus patekęs į netikėtą gyvenimišką situaciją ir iš jos tiesiog reikėjo išsisukti. Na ir pačiam aš taip pripratęs truputį lengviau jaustis, kadre, bet režisierius Aaron Vitas Vicka mane pastoviai laikė ant tokio kaip šniūro. Ramiai, paprastai pasakyk, normaliai gali kalbėti. Ir iš tikrųjų kartais sunku normaliai kalbėti. Kartais sunku, ir, taip sakant, ir neperspaust ar kažkaip tai pabandyti tą tekstą susakyti ne kaip kažkokiam tai žmogui patekusiam į nelegalių kovų ar ten kažkokių tai, nežinau, varžybų aikštelė, žinai, kur stovi ringas ir tenai toj bus paskutinis raundas. Personažas turbūt netgi ir sakyčiau, kad esu aš. Bet jisai skiriasi. Skiriasi savo pasirinkimais, jo gyvenimiškose situacijose. Aš esu labai prieš smurtą ir niekada nesiimčiau jo jokiamis aplinkybėmis. Išbandyti save kitokiam amplua visada yra malonu. Visada yra įdomu ir manau, kad tai labai gera praktika. Bet jau toliau tai, kas buvo, tai jau buvo.